savo pasisakymą, pirmiausia, nuo pagrindų norėčiau pradėti iš tiesų labai puikus, kokybiškas, struktūruotas mokslas, astrologijos išpažinimas buvo pateikiamas. Pirmą kartą aš susidūriau su astrologija. Aišku, supratau kaip ir Linda, kad tai tik tai pradžia kelio yra. Bet ko labiausiai džiaugiuosi, tai turbūt to, kad aš save priėmiau ir supratau iki galo, kažkaip jau priėmiau visą savo tą struktūrą prigimtinę, kokia aš esu ir kaip pasakyti, nes labai, ir iš aplinkos, nuo pat vaikystės, labai buvau ir giminiai savo, ir kritikuojama, ir nepriimama, ir daug labai gydžiausi visą tai per psichologiją. Tai iš tiesų aš visą laiką labai lyginau šitą mokslą su psichologija, nes kai mano Saturnas sugrįžo 29, aš nuėjau į psichologiją. Ir galima sakyti, kad 10 metų ten prabuvau. Tai ką psichologija gali duoti, aš tikrai nenusisuku nuo šito mokslo, aš jį gerbiu ir aš jį pramylėjau 10 metų ir aš labai daug prasimokiau. Bet ką gali duoti žmogui astrologija, tai nepalyginsi su psichologija. Tik tai labai priklauso nuo pačio žmogaus, kiek jisai nori ar gali priimti tas žinias. Ir netgi dabar visiškai prieš kokias 5 dienas ar kada čia per televiziją rodė laidą, eilinį tą pokalbių šou, aš ten mintus laudama girdėjau, kaip sukviesti žmonės į televiziją klausė, ten pasakoja žmonės, kurie turi labai stiprių ekstremaliem pojūčiam, norą, trauką, begalinį, bet ten labai stipriai. Ir psichologija komentavo, bandė aiškinti, kaip jinai mano, kaip psichologijos mokslas mano, dėl ko gimsta tokie žmonės. Ir aš kai klausiausi, galvoju, Jėzau, kokias nesąmonės inžinieriai astrologai gali paaiškinti, nes jau iš karto galvoju, ten turbūt kur Marskas. Jo, nes jau man dabar klausytis, kaip psichologija komentavo pamąstymus, kodėl, kaip čia gimsta tokie žmonės, tai man jau juokinga buvo klausytis dabar iš tikrųjų kažkaip tai. Tai manau, kad iš tiesų duoda daug gilesnį suvokimą ir priėmimą. Aš labiausiai džiaugiuosi už priėmimą, nes aš dabar visiškai priėmiau save, tokia, kokia aš esu ir galvoju, ką su to daryti. Ir man šiemet ir buvo tie metai, kai aš turėjau derinti to savaitgalį su psichologija, už tai ne visada dalyvaudavau, nes psichologinėse moksluose turėdavau būti. Bet vyko, kad aš, kaip sakant, kaip nutraukiau psichologinę savo studijas visas ir žinau, kad kitus metus aš visą šitą laiką ir energiją jau astrologijai paskirsiu. Jau supratau, kad jau gana, aš jau į psichologijos jau, manau, išspaudžiau viską, kas įmanoma. Tai labai už tai džiaugiuosi. Labai dėkoju.